Tai žinoma, pirmiausiai, laba diena. Ir tą gražią progą noriu pirmiausia padėkoti gerbiamai Virginijai, muziejaus direktoriaus pavaduotojai ir vyr fondų saugotojai, už tai, kad ir aš pateksiu į muziejaus fondus vienokią ar kitokią formą. Tai dėkui. Kadangi tai ne meninis, ne dokumentinis filmas, tai mes pasiruošėm šiokius tokius popierius, šiokį tokį scenarijų. Ir šiuo momentu stovim prie ko gero ypatingo akmens. Esmė jau tokia. Počiobuto laikais senojoje observatorijoje Vilniuje buvo lotyniška sentencija, kurią aš lietuviškai pacituosiu. Iš čia, iš žvaigždės, žemės rūpesčiai veda. Ir man norėjosi tą sentenciją perkelti prie muziejaus. Bet paskui, pasižiūrėjus, pajutus tą nuodėką, kuri buvo anoj sentencijoje, atseit, jūs čia pasilikit su savo rūpesčiai žemės, o mes, astronomai, keliaujam kažkur tai į dangų. Man netiko tas. Ir aš perfrazavau tą sentenciją, kuri dabar skamba taip: iš čia iš žvaigždės žemės rūpesčiai veda. Ir tame aš matau prasmę. Nes pradedant nuo tų 57-ųjų, nuo tų ypatingų metų, kada pirmas palydovas, dirbtinis palydovas pradėjo skrieti apie Žemę, šiandien be kosminės erdvės jau Žemės civilizacija nebegalėtų egzistuoti. O šiaip tai tau akmenuko istorija irgi savotiška. Muziejaus kūrimosi pradžioj norėjosi kažkokio tai užrašo, kažkokios tai įžangos. Ir pamačiau šalia kelio į Suginčius stovintį kolūkio akmenį su pavadinimu. Tiesa, pavadinimas jau buvo nuluptas. Bet jis labai tiko čia, atgabenom ir iškalėm. Tarp kitko, jis gana savotiškai atrodė prieš kelis mėnesius turbūt, kai buvo labai gražiai apsamanojęs ir dėka Virginijos pastangų dabar tas akmuo tikrai gražiai sušvito. Tai mes atkeliavom į tą mūsų vasaros rezidenciją ir dabar žiūrėdamas į tuos bokštus, vis tai galvoju, kad keista, kad jie čia yra. Nes nei tada, kai kūrėsi muziejus sovietmečiu, nei dabar, toj gražioj laisvoj Lietuvoj, iš principo jis neturėjo galimybės, neturėjo juridinės teisės, sakyčiau, atsirasti. Ir bandysiu paaiškinti, kodėl. Sovietmečiu, kai aš dirbau ir visas kolektyvas astronomų dirbo fizikos ir matematikos institute, institutas buvo pavaldus mokslo akademijai. Tai jeigu ką nors sugalvojai ar pirkti, ar statyti, ar kažką tai daryti, turėdavai teikti paraišką direktoriui instituto. Instituto direktorius teikia paraišką mokslo akademijai. Mokslo akademija atsijuoja paraiškas ir jau patvirtina tas, kuris sutinka. Kadangi aš jau tada pasireiškiau institute kaip balta varna, nors po to aš truputį pakeičiau tą spalvą, nes balta varna gražiai atrodo. Tai aš skaitau, kad mane taip laikė tokia gerokai papilkėjusią varną. Tai mano idėja apie kažkokio muziejaus kūrimą būtų priimta ne tik ne su jumoru, bet būtų skaitoma, kad absurdas, nesąmonė. O net jeigu būtų pateikta paraiška, jeigu ji būtų nukeliavusi į mokslo akademiją, tai mokslo akademijos prezidiumas, negirdėtas pavadinimas, nei vienas institutas jokių muziejų nekūrė, žodžiu, šakės, dabartinė kalba tariant. Tai vienas variantas. O dabar kitas variantas, įsivaizduokit, aš šiek tiek jaunesnis, sakyčiau. Einu pas kultūros ministrą ir sakau: gerbiamas ministre, turim labai gražią idėją įkurti etnokosmologijos muziejų. Kokį muziejų? Etnokosmologijos. O
kur toks muziejus yra, kas tai per pavyzdys. Ministrė, nėra dar tokio muziejaus, bet idėja tai gera. O ką jūs turit, kokius nors pastatus, ar ką, ar finansus, ar pinigus? Žinoma, nieko mes neturim. Tik plika idėja. Taip, kad antras 100%, kad muziejus ir dabartiniai Lietuvoje įkurtas nebūtų. Bet va, jisai stovi, kaip nekeista. Tai kaip jisai atsirado visgi, kaip jis tapo įsteigtas? Iki įsteigimo buvo dabar toli. Esmė labai paprasta. Kada observatorijoje aš pradėjau vesti ekskursijas, kada žmonės pažiūrėdavo pro teleskopą, pažiūrėdavo į dangų, vieni nusistebėdavo, kiti dažnai pažiūrėję pro teleskopą sakydavo, ir tik tiek jūs te matot. O kai virš mūsų toks beprotiškai nuostabus pasaulis, kurį reikia pajausti ne tik per skaičius, ne tik per žinias, bet per emocinį vaizdą, per filosofinę pajautą. Norėjosi kažko daugiau, kažko gilaus teikti lankytojams. Ir tada su Libertu Klimka mes sugalvojom įkurti mažytį muziejų. Buvo atgabenti senieji prietaisai iš Vilniaus senosios observatorijos, šiek tiek apkerpėję, šiek tiek apdergti instrumentai. Atidarėm tą muziejuką, visuomeninis buvo muziejus. Bet lankytojams buvo įdomu, programa buvo paįvairinta. Nedaug, keletą metų tas muziejus egzistavo ir kai universiteto rektorius sužinojo, deja, visi prietaisai buvo išvežti ir muziejus užsidarė. Tai buvo tarsi pradžia, bet man norėjosi kažko esmingesnio, kažko daugiau, kažko, kas nebūtų vien tik tai pliki eksponatai. Taip palengva gimė, formavosi idėja, būsimo muziejaus koncepcijos idėja. Trumpai pasakyti, tai labai paprasta. Tai absoliučiai viskas, kas žmoniją, kas žmogų sieja su kosminiu pasauliu, su tuo, kas virš mūsų. Ir labai buvo toks gražus etapas. Mes šeimomis draugavom su Bružų šeima, Bronius Bružas. Tai vitražistas, žinomas garsus vitražistas Lietuvoje, to plonojo klasikinio stiklo. Jo žmona Joana buvo dailininkė, grafikė, gražiai dirbanti. O observatorijoje, centrinėje salėje, 4 langai į rytus, 4 langai į vakarus. Sakau, Broniau, būtų labai gražu juos vitražais uždengti. Jie tokie vertikalūs, ilgi, aukšti langai. Ir tada tų langų tematika buvo tarsi pirmas juodraštis muziejaus koncepcijos. Nes kiekvienas langas buvo skirtas. Vienas buvo skirtas vizualiniam ryšiui, etniniam ryšiui su kosminiu pasauliu, fiziniam ryšiui, kosmonautikai, astrologijai, tarp kitko buvo skirta, futurologijai, ateities numatymui. Ir galų gale paskutinis langas buvo skirtas kosmologijai su labai gražiais Jurgio Baltrušaičio žodžiais, vitraže jie įrašyti. Mana mintis, žvaigždžių slapties troškimas. Ir ten tarsi tam vitraže įkomponavo dar ir mano portretą. O kitame vitraže yra jo žmonos Joanos portretas. Jie labai gražiai žiūrisi, vertikalūs labai langai, o visa koncentracija piešinio yra viršutiniai daly, žemyn eina gražus ažūrinis vitražo skaidimas švininėm juostelėm. Tai buvo tarsi pradžia, koncepcijos pradžia. O po to į observatoriją užklydo vienas iš partinių darbuotojų aukštesnių. Vaišinom kava, šnekėjomės ir taip toliau. Ir aš kažkaip ekspromtu išsakiau savo mintį, išsakiau savo idėją, kad sakau, pas mus ekskursijos, masė žmonių, o mano kolegams atrodo, kad visa tai trukdo moksliniam darbui. Ir, iš tikrųjų turbūt, sakau, trukdo. Būtų labai gražu pastatyti atskirai bokštą, atskirai
skirtingą paviljoną. Žodžio muziejus aš tada net neminėjau. Jam ta mintis matyt patiko, bet jis spręs nieko negalėjo. Jis sako, gal vertėtų pakalbėti su Lionginu Šepečiu, partiniu sekretorium kultūrai. Dabar aš galvoju, dabartinė mano amžiuje vargu aš tą būčiau padaręs, nes nebūčiau turėjęs vilties tiesiog. Bet jaunystė yra nuostabus dalykas tuo, kad darai tai, ko atrodo negali padaryti, bet vis tiek bandai daryti. Ir aš užsakiau tą audienciją, pas Šepetį, buvau maloniai priimtas. Ir žiūrėdamas atgal galvoju, kad aš ko gero tada visą savo sugebėjimą kalbėti panaudojau. Ko aš ten nepripasakojau? Daug. O Lionginas Šepetis, garsus menotyrininkas, daktaras, žinomas kultūros veikėjas, ne veltui paskui jis tapo aukščiausios tarybos nariu, signataru. Jam ta mintis patiko ir pasirodo, kad po to, po mūsų pokalbio, jis man nieko nepažadėjo. Mūsų pokalbio jis turbūt paskambino Drobniui, Lietuvos vykdomojo komiteto pirmininkui, o rezultatas buvo pribloškiantis. Kaip ir aš sakiau, bet kokia paraiška nuo instituto keliauja aukštyn iki mokslo akademijos ir tada mokslo akademija priima sprendimą. O čia staiga iš viršaus nuleidžiami mokslo akademijai pinigai, vardiniai pinigai, statyti, projektuoti specialios paskirties paviljoną. Tada taip jis vadinosi, specialios paskirties paviljoną. Ir koks aš bebuvau ten pilkas ar baltas, varnas ar varna, institutui reikėjo rašyti atbulinę datą paraišką mokslo akademijai, kad skirtų pinigus tokiam ir tokiam darbui. Ir prasidėjo, pirmiausiai susipažinau su architektu Vytautu Lisausku. Ir mes daug laiko vaikščiojom po šitas kalvas, apylinkę, žiūrėjom, kaip čia galėtų būti, kur galėtume statyti, kaip atrodytų, kaip visa kita būtų. Ir apsisprendėm ties šitą kalvą. Jinai vadinosi Kapelių kalnu, Kapelių kalva. Tai jau šiek tiek įtartinai skambėjo, todėl prieš vykdant statybas mes padarėm nuo viršaus iki apačios šurpą, archeologinį šurpą, galvodami, kad gali būti kažkokie palaidojimai. Bet paskui paaiškėjo, kad tokie pavadinimai, Kapelių kalvos, buvo vadinamos ten, kur kartais gyvulius kritusius, nugaišusius, užkasdavo. Pirmas variantas, žinoma, nuotraukose bus matyti, įdėsit tą nuotrauką, kaip atrodė pirmas variantas pastatytų bokštų, viso kito, nieko panašaus į tai, ką mes turim dabar, nebuvo, bet buvo pradžia. Ir ta pradžia sutapo, papasakosiu tikrai mane patį nustebinantį dalyką. Šeštadienį buvo ta graži Molėtų šventė, o po to Kelminėj mero priėmimas svečių. Ir aš ten sėdžiu kažkaip, tai ten dovanos dalinamos, šnekos sakomos, visą kitą, aš šiek tiek nuobodžiauju ir nustebęs pastebėjau, kokie keisti sutapimai. Mano gyvenimo reikšmingų įvykių sutapimai su didžiaisiais įvykiais pasaulyje. 57 metai. Aš baigiau vidurinę Pabiržės. 57-aisiais į dangų pakyla pirmas Žemės palydovas. 61 metai. Baigiau universitetą. Pirmas žmogus skrieja apie Žemę. 69 metai.
jie išsilaipina, sakyčiau, ne taip, žmonija išsilaipina Mėnulyje. O aš vietoj Mėnulio nusileidžiu ant šitų kalvų. Po 8 metų ieškojimo topografiniuose žemėlapiuose aš pamačiau šitas kalvas ir nuo to prasidėjo observatorijos istorija. Dar maža to. 91 metai kovo 11 didžioji atgaivinta, atstatyta Lietuvos nepriklausomybė. Po 4 dienų įteisinamas muziejus. Bet žinoma, tas įteisinimas netoks jau paprastas buvo. Tada buvo Sąjūdžio laikai, kai čia tie anie sovietinių laikų bokštai kyla į viršų, o visas mano kolektyvas iš esmės buvo nusistatęs prieš šitą statybą, o skyriaus vadovas profesorius Straižys ypatingai prieš. Čia trukdys moksliniams stebėjimams, čia absurdas, čia kakaro nesąmonės, kakaro blūdai. Tai paskui jau aš tą žodį priėmiau ir skaitau, kad viską, ką aš dariau, tai ir buvo mano blūdai. Ko tik nebuvo. Spauda, televizija, skundai, raštai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet dabar žiūrėdamas atgal, galvoju, kad tai buvo, ko gero, gražus išbandymas. Ar visa tai turi prasmę, ar aš sugebėsiu atsilaikyti. Sąjūdžio laikais, kai mane kandidatavo į tuos pirmus Lietuvos rinkimus, TSRS liaudės deputatų rinkimus, ten buvo fantastiškai gražus laikotarpis, važinėjome su Čekuoliu po apylinkės, o šalia išstodavo partiniai kandidatai ir taip toliau. Labai buvo ypatingas, jausmingas, stiprus laikotarpis. Bet mano opozicijai tai dar labiau užpylė žibalo į ugnį ir net atspausdino Ukmergės laikraštyje didžiulį straipsnį, kuris vadinosi "Kas yra kas". Ir ten buvo paaiškinta į šipulius sumalta kakaro blūdai. Įdomiausia yra tai, kad pasirašė po tuo straipsniu 10 mano kolektyvų, astronomijos kolektyvo darbuotojų, o pats Straižys vadovas nepasirašė ten. Nors jo buvo tekstas, viskas jo sudiktuota. O dar gražiau yra tai, kad po viso to jau, kada kilo muziejus, 3 mano bendradarbiai atsiprašė. Manau, kad ir kiti tą būtų padarę, bet tiesiog buvo nepatogu matyti žmonėms. Tai va, tokioj situacijoje, kas, kad tie pinigai išleisti, kad tie keisti dar sovietmečio bokštai stovi, bet juridiškai tai nieko dar nėra. Nieko nėra. O instituto direkcija, žinoma, nesiims kažkokiu tai dalyku, kad įteisinti muziejų. Tada aš parašiau didelį straipsnį, kaip jis ten vadinosi, etnokosmologijos ateitis Lietuvoje, turbūt taip, ponėsi, literatūroje ir mene. Ir paprašiau mokslo ir kultūros veikėjų atsiliepti tokį atvirą laišką. Ir labai gražu, kad gavau rodos 5. Tai buvo Kresencijus Toškus, Giedrius Kuprevičius, Romualdas Ozolas, Romualdas Grygas ir Juozas Algimantas Krikštopaitis, filosofas. Tikri Lietuvos korifėjai. Labai gražius atsiliepimus ir pritarimus, ir su jais aš pateikiau paraišką Mokslo akademijos prezidiumui. Ir kaip jau minėjau, kovo 15
išėjo nutarimas, prezidiumo įtarimas įkurti etnokosmologijos muziejų. Paskui istorija, žinoma, rutuliojasi toliau, paskui visą tai buvo mokslo akademijos lygyje, o paskui perėjo į kultūros ministeriją. Tai jūs apie savo gyvenimo kelią, kuris jūs atvedė būtent iki Molėtų, gal galėtumėt mums šiek tiek papasakot? Taip, aš su malonumu prisimenu vieną ypatingą detalę. Kadangi augau Biržų krašte, tarp Pabiržės ir Likėnų kurorto, vienkiemyje, kaime, bet ypatingoje šeimoje. Šeima buvo dvikalbė. Mano senelis, užkietėjęs aukštaitis, važiavo į Latviją uždarbiauti ir ten surado Pauliną, ją atsivežė. Tokiu būdu mano mama jau buvo 50% latviško ir lietuviško kraujo, o bobutė nepaprastai švelni, jautri, bet kartu valdinga moteris. Jai kažkodėl atrodė, nežinau kodėl, kad jos dukra turi ištekėti už Latvio. Žinoma, aš tokiam amžiuje neišklausinėjau ir taip ir nesužinojau ir nebesužinosiu, kaip tą mano tėvas surado, bet tos vestuvės įvyko. Rezultatas nelabai didelis, sakyčiau, netgi nekoks, nes po 1,5 metų jie išsiskyrė. Ir vėl aš nesužinojau priežasties, kas ir dėl ko. Žodžiu, iš to rezultato išėjo tik tai tas latviškų vardų. Gunaras yra švediškas vardas, paplitęs Švedijoje, bet Latvijoje plačiai naudojamas. Taip jau mane pakrikštijo. Ir aš augau toj, mano mama su manim grįžo pas savo tėvus, pas mano senelius ir tokioj šeimoje aš augau. Ir bobutė iš Rygos atvežė arkliuką, tokį linguojantį. Aš ant jo sėdėdavau ir ypač kai kaimynai ateidavo ir dainuodavau. Keisčiausia, tada aš turėjau ir balsą, ir klausą, ko dabar visiškai neturiu. Ir kaimynai žiūrėdavo, sakydavo, iš to vaiko matyt kunigas išeis. Kunigas neišėjo, bet šiek tiek arčiau dangaus vis tiek yra. O pagrindinis, nesačiau ne prieskonis, o kažkas žymiai svarbesnio, žymiai gilesnio, žymiai stipresnio tada, tokiame, mokyklinėme amžiuje, buvo knygos. Knygos. Skaitydavau nuo ryto iki vakaro, valgydamas skaitydavau, akis susigadinau. Paskui teleskopas dar pridėjau prie akių gedimo. Ir mes 3 draugai buvom, vienas iš jų tapo, jisai, Vytautas Zakrys, jis tapo kunigu, ne aš, o jisai tapo kunigu. Algis Butkevičius tapo Biržų krašto laikraščio vyr redaktorium. Dabar jis dar gražiai rašo. Ir papuolė mums į rankas įdomioji astronomija. Rusų autoriaus Perelmano įdomi astronomija. Būdavo taip, ką mes randam gražaus, perskaito visi, būtinai. Ir šitą knygą irgi mes perskaitėm visi, jiems tuo viskas ir baigėsi. Man nesibaigė. Ir gal tas Biržų krašto dangus, tos lygumos, to dangaus daug. Ir kažkaip dar šiandien jaučiu ir matau vakarais
giedras dangus, leidžiasi saulė ir banguoja rugių laukai. Banguoja kaip vanduo, kaip jūra. Ir staiga girdžiu, skaitau, kad danguje turi pasirodyti kometa. Arendo Rolando kometa, plika akim matoma. Aš prašau fizikos mokytojo man paskolinti objektyvą. Toks prietaisas diaskopas, atrodo, vadinosi, kur patieši paveiksliuką ar tekstą ir ekrane buvo rodoma. Paskolino jis man tą objektyvą, aš pasidariau pirmą ir vienintelį, dėja, savo darbo teleskopą. Ten paskui jį komponuosit nuotrauką, aš esu pateikęs. Ir tai buvo ypatingi. Balandžio mėnesį prasidėjo, anksti rytą, 4-5 valandą keldavausi. Nuostabus jausmas. Tokiame amžiuje pamatyti danguje tokį retą reiškinį, su tokia ypatinga, ir kometa buvo tarp kitko ypatinga, ji turėjo uodegą ir taip vadinamą antiuodegą, smailų žybsnį į saulės pusę. Aš skaičiavimo sąsiuvinio lapeliuose piešdavau žvaigždes ir kometos vaizdą. Praėjus keliems dienoms, keliems vakarams jos padėtis, žinoma, keičiasi. Ir tuos piešinukus išsiunčiu profesoriui Slavėnui į Vilnių, prašydamas pasakyti, kur aš galėčiau studijuoti astronomiją. Atsakė jis man, parašė atsakymą, bet jau pavėluotai, aš jau buvau nubildėjęs į Vilnių, atidavęs dokumentus, visą kitą. Bet momento ypatingumas yra kitas. Kažkoks berniokas iš kaimo pripaišė kažkokiu tai žvaigždučių, atsiuntė popieriukus garsiam Lietuvos astronomui, profesoriui Slavėnui. Nu ir kas? Ir štai 61 metai, kaip minėjau, kai baigiau universitetą, profesorius pasveikina mane su diplomu ir grąžina tuos lapukus. Toks inteligentiškas, smetoniškas, inteligento poelgis yra tiesiog sukrečiančiai stiprus. Pajausti kito bernioko pastangas vertę. Nu, va taip ir atbildėjau aš į tą universitetą, taip aš jį baigiau. Ir tik baigus, tas 61 metai, senoji Vilniaus observatorija prie Vingio parko. Ten vykdėm stebėjimus, bet šviesos, triukšmas, vibracijos, dulkės, aiškiai matėsi, kad observatorija vieta netinkama. Ir mes pradėjom važinėti kas vasarą, ieškoti vietos užmestiniai observatorijai. Ir vis ne tas ir ne tas, ko mes tik neapvažinėjom. Išmaišėm ne pusę Lietuvos, nes norėjosi, kad būtų ne arčiau 30 km nuo Vilniaus, ne arčiau, nes šviesos dūmai vis tiek gadina. Bet ir ne per daug toli, nes visų šeimos, namai ir taip toliau Vilniui. Va, ir taip slenka metai, ir nieko. Ir ateina net 8 metus, mes taip ieškodami nieko nerandam. Ir 69-aisiais žiemos metu topografiniuose žemėlapiuose aš pamatau Molėtų krašte ežero kilpą didžiulė, Želvos ežero ir aukštumos, tos izolinijos vertikalę demonstruojančios. Ir taip suorganizavau ekspediciją balandžio 5.
Ankstyvą pavasarį šito keliuko, kuriuo mes dar privažiuojam, net nežinojau ir vargu ar būčiau pravažiavęs, nes buvo šlapės laikas. Tai mes nuvažiavom į Suginčių pusę, iš anos pusės per ežerą atėjom, per ežerą brydom, nes jau buvo vanduo virš ledo, pakylom į tas kalvas. Žinoma, šita kalva buvo plikutėlė visiškai, augo tik tai kelios pušys. Ir man ta vieta labai patiko. Mes trise buvom. Mano kolegoms, tai buvo Zdanavičius ir Žitkevičius, astronomai, jiems nelabai. Tai po to, po savaitės kitos, jau sušilus, aš atvažiavau vienas čia, pasistačiau palapinę, pernakvojau, apvaikščiojau, fantastiška vieta. Ir gegužės 12 atvažiavo visas mūsų kolektyvas. Vargu ar mes būtume nubalsavę už tą vietą. Bet Straižys, skyriaus vadovas, jo tėviškė Utenos krašte, jam čia važiavimas į tėviškę, į namus, ir jo balsas nulėmė. Va taip prasidėjo šito kalno istorija. Nu ir keisčiausia tai, kad praktiškai su tais 69-aisiais aš ir Vilnių palikau. Mes pasistatėm mažytį paviljonuką, kuris ten dabar yra restauruotas observatorijoje. Viename, reiškia, gale buvo teleskopas, kitas apšiltintas buvo, kad galima buvo pernakvoti. Ir prasidėjo pirmi bandymai, astroklimato tyrimas. Tai yra lokalinės vietos meteorologinių sąlygų nagrinėjimas, kiek jis yra tinkamas astronominiams stebėjimams. Taip prasidėjo šito kalno ir šitos kalvos istorija. Tai gal dabar užlipkim į tą bokštą prie teleskopo. Tai buvo irgi seniai. Muziejus jau egzistuoja, jau pirmos grupės lankytojų. Ten nuotraukose paskui parodysit, kaip atrodė bokštai sovietiniai. Ir virš bokšto, ten, kur mes buvom prie didžiojo teleskopo, man pasisekė nupirkti iš Vokietijos, atsiuntė dėžėse kupolą. Va šitą kupolą, kurį mes matom, bet sumontuoti jau reikėjo patiems. Buvo labai toks šaunus ūkio darbuotojas, jis sugebėjo, neturėdamas specialybės, sugebėjo jį gražiai apskardinti irgi. Ir stovėjo tuščias kupolas, tuščias bokštas ir atvažiuoja į svečius užsienio reikalų ministras Povilas Gilys, molėtiškis. Aprodėm, geriam kavą, šnekučiuojamės. Negaliu pasakyti, bet ko gero net dar tais laikais gal ir vyno taurę paragavom tada. Ir aš kalbu, sakau, gerbiamas ministrė, viskas labai gražu, jau turim lankytojus, viskas, bet žiūrėkit, stovi bokštas, tuščias, teleskopo neturim, o Amerikoje MID firma gamina labai neblogus teleskopus, kurį galėtume čia pastatyti ir kaina prieinama $3,5 tūkstančio. $3,5 tūkstančio. Jis nieko nepasakė, nieko nepažadėjo, bet išvažiuodamas sako, ponas Kakarai, gal parašykit projektą. Kam, sakau, tas projektas bus? Dvišalis Lietuvos-Italijos fondas, techninis fondas. Gerai, parašau aš tą projektą, išsiunčiu, praeina savaitė kita, sulaukiu skambučio iš Vilniaus. Ministras prašo jūsų atsilankyti. Gerai.
Atvažiuoju, ateinu į kabinetą, jis pakyla nuo kėdės, dar rankų nepadavėm, pasisveikinom. Ponas Kakarai, ką jūs padarėt? Kaip tai ką? Sakau, projektą paruošiau. Taip, mes projektą gavom, bet apie kokią kalbą ėjo suma, apie kokį teleskopą? Jūs minėjo 3,5 tūkstančio, o kiek iš tikrųjų projekte? Projekte 55 tūkstančiai. Ministrė, sakau, aš stengiausi gelbėti jūsų reputaciją. Į ką tai panašu? Kad užsienio reikalų ministras perka teleskopėlį kažkokį mėgėjišką už $3,000. Na va, toliau buvo šypsena ir kavos gėrimas. Taip šitas teleskopas atsirado muziejuje ir tai buvo 97 metai, kai mes jį atidarėm, kai muziejus atsivėrė į dangų. Na ir žinoma, ekskursijų srautas labai staigiai padidėjo. Tarp kitko labai puikus teleskopėlis, nors jis yra per pusskersmeniu mažesnis, bet jo kokybė tikrai yra gera. Ir daug malonių akimirkų prie jo buvo praleista. Vat keletą įspūdžių galima prisiminti. Mokytojų kolektyvas, jaunų mokytojų kolektyvas atvažiavo, va tie soliukai, tarp kitko tie patys, čia, kurie buvo ten viršuj. Iš eilės einama prie teleskopo, žiūrima, vieni stebėsi, kiti tylom nueina. Tarp kitko irgi būna toks gana standartinis atsakymas. Pažiūrėjęs ateina, atsisėda, o šalia, kuris dar nežiūrėjo, sako, nu kaip? Pats pamatysi. Atsakymas būna. Viena mokytoja žiūri ir niekaip. Sako, nu nematau niekaip. Aš bandau paaiškinti, jinai dėl stengiasi žiūrėti. Nematau. Nu jau iš kantrybės baigė išvesti visus, visi laukia, o jį kaip nemato, tai nemato. Kol nepaaiškėjo priežastis. Jį jau važiuodama žinojo, kad žiūrint pro teleskopą reikia užmerkti vieną akį. Bet užmerkdavo ne tą. O kitas atvejas buvo, tiesa, ne su šito teleskopu, bet vis tiek unikalus. Tai buvo dar observatorijoje. Ten stovėjo pirmasis teleskopas, 60 cm skersmens. Vedžiau ekskursiją, nedidelė grupelė. Palypt prie teleskopo reikėjo ant laiptų, gerokai aukščiau. Ir kažkoks vyriškis žiūri ir staiga elektra dingsta. O girdisi, kaip motoras sukasi, teleskopą visą laiką suka, kuris slenka ir seka dangaus judėjimą. Girdžiu, kad motoras nutilo ir aš jau noriu atsiprašinėti, kad taip pasitaiko, ką padarysi. Ir staiga iš už kupolo toks tas skambėjimas, balsas toks ypatingas. Girdžiu, Dieve mano, ką aš matau. Aš vėl noriu klausti, ką jis mato, bet jis tuo pačiu tonu įspūdingai sako, aš matau, kaip sukasi žemė. Teleskopas sustojo ir regėjimo lauke žvaigždės pajudėjo. Tai paskui naudodavau aš ekskursijų metu, sakau, ar norite matyti, kaip sukasi žemė? Sustabdai teleskopą ir matai, kaip sukasi žemė. Ir jį iš tikrųjų sukasi. Va, tai tokie buvo įspūdžiai su pirmuoju teleskopu. Puiku, kad jis dar gyvas ir puikiai veikia turbūt. Taip, čia praktiškai programinė įranga, tikrai laiks nuo laiko atnaujinti, o pati technika, jinai gerai būkina. Tęsiant istoriją apie tai, kas nepadaryta, ką tikrai reikėtų padaryti,
tai čia yra dar viena detalė. Ir ta detalė, kurią jums parodysiu, ne šiaip savo kažkoks blūdas, o architektūriniai brėžiniai pas Gintą gulintis lentynose pilnai sukrauti. Nes prieš didžiąją rekonstrukciją mes padarėm didžiulį rekonstrukcijos projektą, o įgyvendinta yra dėja labai nedidelė dalis. O viena dalis, kurios baisiai trūksta, tai yra štai kas. Įsivaizduojat, nuo salės va šito pastato žemyn į apatinį elipsoidą praeina uždara per metrą nuo žemės pakilusi stiklinė galerija. Architektūriškai tai yra sujungiantis, visiškai sujungiantis elementas, o šiuo metu tai yra tarsi skirtingi du pastatai. Tai architektūriškai būtina detalė, vienas dalykas. Antras dalykas, kokia graži logika. Atšiaurus oras, lietus, ruduo ar žiema, atvažiuoja ekskursija, užsiregistruoja ir požeminė ekspozicija kyla ir pakyla galų gale į dangų. Nusileidžia žemyn bokštų ir ta galerija eina žemyn, aplink nuostabus vaizdai, arba lietus, arba griaustinis, arba pūgos ir visa kita, ir ne bet kur patenka tiesiai į kavinę, kur gali atsipalaiduoti, pasėdėti, pabendrauti ir taip toliau. Architektūriškai ir funkcionaliai būtina detalė. Tik tada tas kompleksas bus užbaigtas. Nu, aš jau nekalbu apie tai, kad senąjį pastatą, kur jūs dabar esate įsikūrusi, muziejus, fondai, visa kita, taip pat nerekonstruotas, netvarkytas. Ten labai gražus yra projektas su žiemos oranžerija, tarp kitko, antram aukšte. Nekalbant apie viešbutuką ir ūkinį pastatą, kuris taip pat projekte yra. Bet jau turbūt nedetalizuosim. Gerai, kylam į antrą bokštą. Tai va, mes šiuo momentu stovim prie antrojo mūsų teleskopo, kurį per didžiosios rekonstrukcijos, architektūrinės rekonstrukcijos metu įsigijom. Man įdomu dabar, Mindaugai, koks šiuo metu, kai tu vedi pagrindinės prie teleskopo ekskursijas, kokie įspūdžiai lankytojų? Jūs labai gerai pasakėt apačioje, kai pradėjo savas pirmas ekskursijas vesti observatorijai. Vieni žinoma, čia tik tiek, taškas, o kitiems yra vau. Kitiems vau. Jie nesitikė, kad gali taip giliai pažvelgti. Aišku, žmogui dažniausiai padaro tas įspūdis, tas ryškesnis dangus objektas, kaip Saturnas, Mėnulis, bet tikrai kitiems daro didžiulį įspūdį tos tolimos galaktikos, kad tikriausiai ir mes esam čia matę ir žiūrėję, stebėję. Tai kol kas tai yra viena paklausiausių programų muziejuje. Gražu. Nori čia atvykti, tik dėja tos oro sąlygos mūsų Lietuva. Tas suprantama. Iš to niekur nedingsi. Šitą 2008 metais, kada vykdėm tą didžiąją rekonstrukciją, aš ieškojau galimybės pirkti teleskopą ir, kaip nekeista ir kaip negražu, tuo metu, 2008 metais, čia buvo didžiausias teleskopas Europoje iš tų teleskopų, kurie skirti visuomeniai, ne moksliniams stebėjimams. Ir dažnai, taip pat, kai vesdavau ekskursijas, būdavo ne vienas lankytojas klausdavo, o jūs mokslinį darbą vykdot su šito teleskopu? Ir tada aš su pasididžiavimu sakydavau, ne, mes mokslinio darbo su juo nevykdom. Jis skirtas jums, jis skirtas visiems. Ir tas įspūdis liko. Ir šiuo metu, ar jis didžiausias, toli gražu, negarantuoju, gal yra ir didesnių, o gal ir liko didžiausias, bet šiaip ar taip, tai yra profesionalus vokiečių gamybos moksliniams tikslams skirtas teleskopas, bet
mes pritaikėm jį vizualiniams stebėjimams ir galimybės jo iš tikrųjų yra puikios. O apie veidrodžio valymą. Valom. Kartą į metus. Nes vis tiek esame miške, žiedadulkės kiekvienais metais stengiamės rudenį nusivalyti. Tai į metus kartą, tai būtinai. Jo. Būtinai. Bet vienintelė klaida, kurią ir dabar jaučiu, mes padarėm truputį per mažą erdvę apie teleskopą. Tokiam teleskopui, kad lankytojai maloniau jaustųsi ir galėtų daugiau tilpti, galėjo būti didesnė erdvė. Bet ką padarysi? Pats teleskopas jis toks, didelis iš tikrųjų, didelis, žmonės nustemba, pamatė jo tą dydį, tikrai nustemba. Ir dar, jūs man priminėt, tikrai dauguma klausia, ar mes mokslinius darbus darom. Aš irgi tai visą laiką pabrėžiu, kad ne, yra skirtas paprastam asmeniui pamatyti gyvą vaizdą. Čia labai svarbus aspektas. Ir gal vieną tokį elementarų, labai paprastą faktą reikia pasakyti. Daugelis pažiūrėję pro teleskopą atrodo, kad jie mato tai, ką mato. Bet iš tikrųjų tai yra nuostabi laiko mašina. Mes dabarties pro teleskopą žiūrėdami į dangų pamatyti išvis negalim. Tik gilę praeitį. Tūkstančiais, milijonais metų. Jo, žinoma, iš tikrųjų aš dėkingas, Virginija, jums už tą galimybę dar kartą atkartoti tą istoriją, kuri įvyko. Ir padaryta, gal ir nemažai padaryta, bet kai žiūriu atgal ir netgi šiuo momentu čia būdamas žiūriu ir matau, labai gaila, kad labai daug ko nespėjau padaryti. Mindaugai, tu paliudysi naktinės ekskursijos. Susirenka čia, pakyla į viršų ir laiptukais keliauja prie teleskopų. Ir ten tokioj prietemoj sėdi ir karts nuo karto gali prieiti prie teleskopo ir pažiūrėti. O dangaus tai nemato. Dangaus tai nesimato. Dabar pažiūrėkit. Šitas viršus, ten, kur liftas yra, pakyla šalia lifto laiptukais į viršų, atsidaro liuką ir su turėklais graži viršui aikštelė. Ir tie gražūs binokliai, kuriuos jūs čia pastatot, pastatyti ten, koks vaizdas atsivertų. Visas dangus prieš tave, o paskui tu eini prie teleskopo ir pažiūri į atskirus objektus. Tas bendravimas su dangumi virš to kupolo, jaučiant šitą fantastišką aplinką, yra neišvengiamas. Ir jeigu jau ko nors linkėčiau, tai pirmiausia, busimiesiems muziejaus šeimininkams ir dabar esantiems ir busimiesiems būtinai šitą dalyką reikia padaryti. Tai viena detalė. Antra detalė, paskui pakalbėsim, kai nusileisim žemyn prie Saulės rato, bet dabar turbūt gerbiamas operatorius, kai jau rodys, matysim iš viršaus tą Saulės modelį, planetų išsidėstymą aplink. Baisiai gaila, kad jis nėra iki galo baigtas. Bet apie jo pabaigimą gal irgi papasakosiu, kada nusileisim, išskyrus vieną dalyką. Įsivaizduokite, esame mes nakties metu toj aikšteliai viršuje. Viskas stendi tamsoj apačioj, šiek tiek šviečia žvaigždės, Mėnulis, Jupiteris ar Saturnas. Gidas pasakoja lankytojams ir pasakoja apie tai, kad muziejus turi sukurtą Saulės sistemos modelį. Bet jo nesimato. Paspaudžia mygtuką rankoje turėdamas pultą ir
virš saulės ažūriškai metalinės arkos, jų susikirtimo centre, 15 metrų aukštyje, specialus prožektorius, krinta šviesa ir apšviečia griežtai saulės diską. Švyti tik saulės diskas. Antras paspaudimas nuo arkų, kurios leidžiasi žemyn prie akmens. Prožektorius siaurų pluoštų apšviečia spindulius. Užsidega 8 spinduliai. Nakties tamsoj. Koks vaizdas, koks jausmas. Trečias paspaudimas. Užsidega specialus apšvietimas prie atskirų planetų. Pamatom visas planetas iš karto nakties metu. Reikia tą padaryti. O trečias dalykas, kuris čia norėčiau paminėti, paskui jų bus dar daugiau. Tai yra tikrai Kakaro blūdas, nes šita vietovė graži dar ir unikali tuo, kad Želvos ežeras įterpia savo įlanką, va čia apačioj matoma. Čia yra įlanka ir nedidelė įlanka, bet ji turi ežero pavadinimą. Trinktinis. Tarytum įtrenktas tarp 2 šlaitų. Iš vienos pusės mūsų šitą kalvą, iš kitos pusės garsusis Kulionių piliakalnis. Tarasenka, garsus archeologas, apie 30 metus kasinėjo piliakalnį, rado keramikos šūkių, bet iš esmės piliakalnis visą laiką liko baisiai apleistas, apaudęs miškų ir kada pakylė į jo viršūnę, nieko nematai, miškas ir tiek. Taip gimė man idėja, kad tą piliakalnį reikėtų atverti lankytojams ir atverti ne bet kaip, o etnokosmologiškai. Mintis būtų tokia. Jeigu mes turim tuos 8 spindulius apie Saulę, kuris rodo pasaulio kryptis, pietus, rytai, šiaurė, vakarai ir Saulės nusileidimo ir tekėjimo kryptis, tai visą tai galima atgaminti čia ant piliakalnio. Nuo piliakalnio centro iškirsti nors 4 spindžius. Pavyzdžiui, Saulės tekėjimo, Saulės nusileidimo kryptis birželio 22. Įsivaizduokit, atvažiuoja ekskursija, sako, norim praleisti čia pas jūs naktį, parodoma, kur pasistatyti palapinės, o vakare vaikinai, merginos, jaunas kolektyvas naktį kyla į piliakalnį, susėda ir siaurų spindžių laukia Saulės nusileidimo. Toli horizonte per tą spindį matom Saulės nusileidimą. O gal jie ir praleis visą naktį ten ant piliakalnio, šnekėdamasi, pasakodami su gydu. Ir pasisukę į kitą pusę, pasitinka kitam spindyje Saulės patekėjimą. Koks įspūdis. O tą įspūdį aš labai ryškiai prisimenu, kai būdavo studentų praktikos, mes tvarkėm šiek tiek tą piliakalnį nuo šabakštynų, nuo viso kito. Ir vieną kartą man atėjo mintis, reiškia grupelė, nedidelė grupelė jaunuolių, merginų, užlipo ant piliakalnio, sakau, susikurkit mažą lauželį, pabūkit, pasidėkit, aš ateisiu jūsų aplankyti. Prieš tai papasakojau istoriją apie tą piliakalnį ir jau sutemus vėlai naktį pakylu. Ten einu artin, tylu, jokio garso. Sėdi susikaupę, o viena mergina verkia. Aš neklausinėjau dėl ko, kas, kaip, gal tas mano pasakojimas apie praeitį ir viską.
Bet tos vietos ypatingumas, visa tai, kas buvo, ta praeitis, jie apačioj papėdė, kuris čia yra, kas lankėsi Piliakalnį, papėdė į Suginčių pusę, tengi buvo gyvenvietė. Viršuj pilis, o apačioj gyvenvietė. Deja, kultūros departamentas nedavė sutikimo iškirsti spindžius. Jų sprendimas buvo absurdiškas. Bet jeigu jūs norit iškirsti visą Piliakalnį, plikai nuvalyti, kirskit. Tai bus gerai. O kaip jį suvaldyti? Kaip muziejus su savo kolektyvu suvaldytų, reiškia, nuplikintą Piliakalnį? Neįmanoma. Bet to mano blūdai nesibaigė. Įsivaizduokit tie 4 spindžiai. Tuo pačiu metu, kai vyko ta ekskursija ten naktį iš viršaus ir buvo rodoma Saulės sistema, pas Gydą dar vienas pultelis yra. Jis pasakoja apie Piliakalnį, apie jo istoriją ir paspaudžia vieną mygtuką. Ir virš Piliakalnio sužimba 2 piramidės. 4 lazerių spinduliai susikerta viršūnėje, prasilenkia ir nueina į begalybę. Ta tokia piramidė simbolizuoja lietuviškosius sodus. Ir įgyvendinti tą yra nepaprastai lengva. Užtenka tų spindžių apačioj pastatyti metalinį stulpą, virš jo viršuje lazeriuką nedidelį, jis maitinamas ne kažkokiais kabeliais, o akumuliatoriumi. Nes uždegti jį retai tada teks. Akumuliatoriaus pilnai užtenka. Tai juokų darbas ir pigiai tą galima padaryti ir viską. Va tokia ekskursija, naktinė ekskursija, o paskui nuėjus prie teleskopo, jau būtų kas kita. Tai čia irgi priedas prie linkėjimo. Šito Saulės modelio istorija irgi ilga. Pirma mintis buvo tokia, kad būtų gražu fiksuoti 8 kryptis. Tai yra pasaulio šalis ir Saulės tekėjimo nusileidimo kryptis. Pradėjau rinkti akmenis iš apylinkių, vežti, sunkiai ėjosi, tų akmenų daug nebuvo, palengva kaupėsi. Žinoma, reikėjo visą laiką pinigų prašyti, nes teatralai visi kiti buvo brangus apmokėti. Ir atėjo momentas, 12 metų tarp kitko rinkom tos akmenys. Atėjo momentas, kad reikia kažką jau daryti, o akmenų trūksta. Sukviečiau visus apskričių viršininkus ir sakau, mėly ponai, ryt po ryt jūs panaikins. Jau buvo aišku, kad apskritis bus naikinamos, administracijos bus naikinamos. Sakau, jūs panaikins, padarykim gražų darbą. Suvežkim iš visų apskričių čia į Saulės ratą akmenukus, bet ne mažiau 20 tonų. Atvežė. Ne visos apskritis, bet Kauno apskrities viršininkas buvo loks šaunus vyras, kad jis atvežė už kitas apskritis. Dar ten 2 apskritis nebuvo atvežusios. Ir sustatėm mes tą Saulės ratą. Žinoma, jau čia nebe 8 akmenys, o iš viso bendram projekte yra 123 akmenys su mažaisiais. Centre stovi Klaipėdos apskrities didysis akmuo, 32 tonos. Jis sunkiausias yra, bet neatrodo, todėl kad į žemę įleista didelė dalis. Ir labai man patiko šitie Jurgio Baltrušaičio žodžiai, kurie tinka tam centriniam akmeniui. Ko ieškai tu, čia pat greta, būties aušra už tavo durų, už tavo langų visata. Čia reikėtų iškelti kaltinį Saulės vaizdą, prisimenant senuosius tuos
lietuviškus skaldinius, kur ant koplytstulpių visur kitur būdavo. Bet atkreipkite dėmesį, vat mes čia stovim tam rate. Nu, akmenų ratas aplink ir nieko daugiau. O gidas bando aiškinti, kad tai yra Saulės modelis. Kokia ta Saulė, kaip ta Saulė. Įsivaizduokit dabar nuo kiekvieno spindulio, kadangi čia 8 spinduliai, reiškia 4 metalinės arkos. Jos visos ten viršui susikerta. Čia virš centro būtų 15 metrų aukštyje. Ir tu įėjęs iš karto pajunti Saulės erdvę, jos dydį. Ir tarp kitko labai keistas sutapimas, kadangi jau apie sutapimus kalbėjau, jau pastačius, aš internete užmečiau akį ir pamačiau, kad Stonehendžo didysis ratas taip pat 30 metrų skersmens. Toks keistas atitikimas. Tai va, tų arkų susikirtime būtų tas prožektorius, kuris uždegtų visą Saulę. O ant arkų jos nusileistų vat prie akmens, nuo arkos spindulius apšviestų glaustas prožektorius. Ir dar vieną detalę norėjau parodyti jums. Kai visą tai statėm, aš dirbau su vienu popieriaus lapu, ant kurio buvo sužymėti visi akmenys suvežti ir rodiklis, kur kiekvienas akmuo turi ateiti ir būti pastatytas. Ir kiekvieną akmenį koregavau, taip turi stovėti, ten pasukti ir taip toliau. Ir jau pabaigus, čia viskas buvo išrausta, visa kita, mano Marija fotografuoja, daro ir staiga kviečia: Gunarai, ateik, pažiūrėk, ką parodysiu. Ateinu. O ką parodysiu, tuoj pat parodysiu ir jums. Bet prieš tai mažytė preambulė. Lietuvoje yra daug mitologinių akmenų su pėdomis. Tai būna arba Marijos pėda, arba Velnio pėda. Nu, apie tai, kad pėda būtų panaši į pėdą, neina nei kalbos. Yra kažkokie įdubimai, kreivi, šiokie tokie, visa kita. Esu matęs tų pėdų pakankamai daug. Ir staiga Marija mane atveda prie matosi viskas prie šito akmenuko ir staiga matau, dabar labai geras apšvietimas, tamsiai matosi. Lietuvoje su žiburiu nerasit. Manau, kad visam pasaulyje nerasit. Tokios tiksliai pėdos, kairės kojos pėda. Tik tai, ji didoka šiek tiek. Bet gal todėl, kad geriau matytųsi, kad būtų stipriai įspausta. Ir tada, užsakius šitą lentutę, visi, kurie dabar lankytojai čia ateina, pamato, supranta, mitologinė pėda, Marijos pėda, viskas suprantama. Bet mažai kas žino, kad čia yra dvi prasmės. Ir vienos Marijos, ir kitos Marijos. Ir kas keisčiausia, juk tą akmenį aš iš Utenos krašto vežiau. Pats vežiau. Vartėm, kėlėm, dėjom. Čia aš ją stačiau. Liepiau pasukti taip, vienaip. Ir nieks nepamatė. Nieks nebuvo matęs tos pėdos. Marija pirma ją pamatė. Toks, gražus sutapimas. Gražus. Ir tada dar jau buvo iškaltas tas Baltrušaičio tekstas. Marija man sako: Gunarai, tu čia pridarei, priblūdinai, gal ir tu palik kokį nors užrašą, įrašą. Ne, sako, nepatogu. Bet kai Marija išėjo, kai aš išlipau iš gilios depresinės duobės, tiek tos. Sakau, iškalsim. Aš Virginijos prašiau. Sakau, tik nenuvalykit. Tas akmuo buvo gražiai apkerpėjęs samanom.
Ir būtų buvę toks labai gražus dalykas, kad kažkas kažką pasakė, bet laikas palengva užtušuoja. Va tie mano žodžiai. Žmogaus kelias akimirka visatoje. Brūkšnį padėjo. Čia brūkšnis arba dvitaškis galėtų būti. Ir aš bandau išvardinti tokius, man atrodo, esminės gyvenimo pakopas. Pirma, pažinimas. Nuo pirmo vaiko judesio susidomėjimo, nuo pirmo klausimo, kas, kodėl. Toliau pagarba, nuostabus dalykas, meilė. Dar nemažiau nuostabus dalykas – kūryba. Bet kokia, bet kur. Išauginti sūnų, išauginti dukrą – tai yra nuostabi kūryba. Ir žinoma, palikti pėdsakai. Par to gražaus ažūro norėtųsi tos spiralės. Ta spiralė turi prasidėti nuo rytinio spindulio. Ta spiralė sukasi ir joje išsidėsto santykiniuose atstumuose, visų planetų modeliai. Tai būtų gal mažesnio akmens kaip šitas, reiškia 10 cm supjaustyti visą akmenį, mažesnį. Ir kas žingsnis išdėlioti. Toks punktyras, akmenų punktyras. Ir eidamas tu gali tiesiog eiti per tuos akmenis ir pradėjęs nuo rytinio spindulio eini, prieini Merkurijų. Eini toliau, prieini Venerą. Prieini Žemę, Marsą ir taip sukies, kol nueini. Tas ypač vaizdas, malonus jausmas ekskursantams eiti, o lankytojams iš viršaus pamačius tą spiralinę struktūrą irgi būtų labai gražus vaizdas. Tai irgi prie tų linkėjimų. Nes ten mačiau, kad yra klausimas toks pridėtas. Va, einant kavos, dar vieną dalelę parodysiu, bet mes ten nuėję. Noriu pasidžiaugti tuo, kad po mano epochos naujasis, per brūkšnelis, senasis muziejaus kolektyvas labai gražiai tvarkosi. Ir didžiausią įspūdį man palieka labai puikus aplinkos tvarkymas. Labai gražus. Ir tą koloną su ragane, aš ją sodinau tarp kitko. Šiek tiek istorijos apie tas kolonas. Ten buvo klausimas apie aplinkos tvarkymą. Kodėl atsirado idėja aplinkos tvarkymų. Nebuvo idėjos, jokios. Tiesiog kitaip gyventi negali. Čiagi buvo mano namai, mano veranda, va čia priešais. Tiesiog neišvengiama būtinybė buvo. Šeštadieniais, sekmadieniais važinėdavom į turgus, pirkom gėlės, vežėm tos akmenis, statėm visą kitą, mūrijom. Ir kadangi akmuo, paskui jau jis buvo įgyvendintas Saulės modelyje, bet akmuo tapo tokia neišvengiama detalė čia. Ir Marija sugalvojo šitas kolonas. Čia yra viduryje štyrius, metalinis štyrius, kuris laiko stabilumą, vertikalumą, apgaubimą tinklų ir atrodo įspūdis toks, kad priberiama akmenų. Nieko panašaus. Jeigu pribertum akmenų, tai aš nežinau, į kokią karikatūrą čia būtų panašu. Įmetami 2-3 akmenys ir įkišus ranką ieškoma vietos, kur tiksliai pastatyti tą akmenuką. Tai yra mažiausiai pusė dienos darbo sukurti vieną koloną. Ir kas įdomiausia, atvažiuoja ekskursantai, pasidairo ir sako, ir čia tos kolonos pristatytos. Taip ir nejausdami, nežinodami, kad jos gimė čia. Bet lankytojai idėją išsivežė ir iš tikrųjų Lietuvoje dabar tų kolonų galima rasti labai daug. Tai aš juokauju, kad Marija kolonizavo visą Lietuvą. Kaip tai gražus yra posakis, nuo kuklumo nemirštama. Tai ir aš truputį sugriežysiu šitą prasme. Va šitas visas grindinys, šitie akmenys,
kartu su Marija mes suklojom. Jauti čia tą vietą gaunasi, kiek čia gražių buvo su ėjimų, su tautodalininkais, su dailininkais, su menininkais, su filosofais, kiek daug poezijos pavasario čia praėjo. Ir atsiveria tas nuostabus vaizdas su to gražiu šlaitu ir piliakalnio kupolu. Tarp kitko, tiek va čia einant taku, tiek čia, kur visi gėlynai yra, viskas čia buvo 100% miškas. Aš palengva pradėjau jį kirsti, pelniau daug papeikimų, daug pastabų, daug barimų, viso kito, bet pasisekė atidengti piliakalnį. Net iš čia žiūrint vakare su svečiais ir čia būtų galima uždegti tą piramidę virš piliakalnio. Bet dar vienas nedidelis kakaro blūdas būtų štai koks. Čia atėjus per gėlynus, visą kitą gražu, čia atėjus ne tam, kad susėst, bet tiesiog lankytojai ateina, jau po ekskursijos viso kito ir staiga šito šlaitu žemyn įrėmintas akmenimis leidžiantis serpentinas. Nusileidžia, o ten gražus lieptelis. Ne tam, kad maudytis, čia maudytis nelabai tinka, dugnas nelabai tinkamas yra. Bet nusileidus, ten soliukas galima pasėdėti prie ežero visą kito, o svarbiausia, toliau pakraščių patvarkytas eina takas link liepto į piliakalnį. Tarp kitko, pridėkim dar prie to linkėjimo, vietoj to liepto turėtų būti tiltas, bet ne bet koks tiltas, o pakeliamas tiltas, nes tiltas į piliakalnį. Jį reikia apsaugoti. Tai būtų įspūdinga. Ir žinoma, tą taką apie piliakalnį, čia kur mes matom, jis visas yra užaugęs, mes to tako visiškai nematom. Čia reikia padaryti labai gražius didelius kirtimus, kad atsivertų ežeras, muziejus, visa kita. Žodžiu, lankytojų srautui padarius visą tai, ką aš čia priblūdijau, ekskursijų tikrai padaugėtų ir tikrai būtų didelis įspūdis. Dar kartą tikrai dėkoju už kantrybę ir tikrai mes visi nusipelnom kavos.